Sveiki gyvi. Savaitgalis ant vandens vadinasi. Sėdžiu jau ant ekrano marių ir pabandysim čia pavelkiauti, paspiningauti, pasižiūrėti, ar yra dar likę nors vieną lydeką ar ne. Tai va, vakar nušniojo baisulinis lietus, iš +8, +10 krito temperatūra iki kažkur +1, +2, šiaurės vakarų vėjas. Nežinau kaip čia seksis. Kol kas porą lydekų nuskanavau su diperiu, bet kažko nenoriu imti. Dabiai kažkur gelmėse sėdi ir juokiasi. Tai va, ilga diena, saulėta, šalta. Pabandysim paplaukati ir pagaudyti. Pasižiūrėti, kai čia dar gyvena tas ekranas marėse. Jeigu nieko nekips, tai ką, bent jau užpakalį atšalsiu. Ir ramu bus. Kaip pasakyti, kirminą nuramint svarbu. Tai va, ką, plaukiam, ne? Pirmą pravilksim biškį. Dabar po manim kažkur 1,40 m, vandens temperatūra 8 laipsniai beveik. Ir ką, ir plaukiu, biškį pavelkiausim. Ties vidarčia apie 2 metrus. Dugnas toks, biškį žolės yra. Užsidėjau kol kas jezūriką, bandysim pravilkti iki tokių kalniukų. Žinau, ten toliau yra kalniukai, tai varau iki jų. Čia įplaukiu kažkokią duobę iš 2 metrų į 4-5 stovi špokai kažkur čia. Reikia biškį pamėtyti su gilesnį vobleriu. Taip, jie stovi ties 4 metrais, čia 5 su vybu. Ko čia galim čia. Toks džekalo vybas. Gylis apie 4
Ito šaineris. Ito šaineris SSRs. Čia biški davės. Kažkas mailių vaikė. Porą metimukų ir varysim. Ekar, arbūzas iki 2 metrų. Arbatėlas. Na ką, geria arbatėlė. Pusę 10. Gal ir buvo koks prisilietimas ešeriuką. Vienas. Bet abejoju. Tai va, nieko gera. Garas eina, valtis apšals. Na, ryta buvo, dabar jau biški atleida, bet vis tiek. Malonumą, kai nekimba tokiu oru, sėdėti valtį mažai.
Tai va, kai iš dar. Ne, ką, greičiausiai užsidėsiu voblerį, varysiu pavelkiauti. Biškai, kad sušilt. Į vieną galą marių, į kitą. Porą žvejų mačiau, vienas nuo krantą, kiti su valtim. Čia prie manęs kažkokį mailį vaikę. Nežinau, gal ir nuskanau kokią lydekaitę, bet iš vis peiliukas ten. Tai nežinau. Nežinau, reikės plaukti. Arbatą pavaigį ir varau. Oi. Nu 4, nu 5. Taip ir vilkėjom, ten chebra gauda, nemačiau dar, kad ką nors būtų traukę. Žmonės dėdukas irgi etatinis, jau iš valties net pažįstu. Tai va, tokie dalykai. Gerai snukis daužas. Tai va, tokia ir ta žvejyba. 0 kibimo. Net nuskanuoti žuvies normaliai nepavyko. 3-4 pulkai baltos žuvies per visas marias buvo pastebėtos. Ir, vieną peiliuką tikrai nuskanavau. Bet ten apie kokį 20 cm iš vis. Mažiukas. Ir dar 2 šniūrus nuskanau, bet galėjo ten būti arba lydekas, arba karšiai. Tai toks, žodžiu. Nieko gero. Išsemtos marės iki dugno. Bet knėdėjo pabandyti, tai va. 5 valandas atmasavau, pravelkiavau. Dar kažkokį labai įdomų statinį povandeninį, nuskanavau su diperiu. Tikrai matas, kad siena ir toks kaip 90 laipsnių, nežinau, kaip būtų lubas kažkokios. Tai va, kažkoks pavandeninis pastatas. Tai va, kas čia dar įdomesnė, nieko, žvejų milijonas. Visi donkės užmetė. Žiūrėk, tik tais, kad neužkavintum. Tai va, tiek. Ačiū žiūrėjusiems ir susitiksim geresniais laikais.